Labą vakarą. Sveiki sulaukę kūčių ir visiems belaukiantiems to kalėdinio stebuklo, visokių jums ramių, kokių ten, tokių ramių kūčių su manim ir su daktaru Tomu Baranausku, besikalbant apie Lietuvos istoriją. Mes šiandien pereisim jau tokį jau įsibėgėjom į tą kilimą, į tą šlovę ir didybę. Ir tai yra labai smagu. Kartu gimsta ir Lietuvos valstybė. Labas vakaras, Tomai. Labas vakaras. Irgi linkiu ramių kūčių. Taip, ir mes linkėdami jums ramių kūčių. Padėkite šitai laidai sklisti kuo plačiau, paspauskite patiktukus, mes labai dėkingi visiems, kurie mus remia, dėkojame jums šį vakarą visiems, kurie yra kanalo nariai, mūsų patronams, mūsų tiems, kurie vis nusprendžia paremti kokią nors tiesiog mūsų autoriaus pasakytą skambią mintį, tiesiog sudalyvaudami super chat, nebūtina čia jungtis prie to kanalo, jeigu dar neapsisprendėte, bet visiems labai ačiū, nes jūsų dėka mes visus šitos metus buvome gyvi ir sveiki. Tik tai su nedideliu pertrauka 3 mėnesių dėl vėl eilinio sykio, kada mes papiknaudžiavom šitom, vadinasi, kaip jos vadinasi ten tos, YouTube'o taisyklėmis. Ar YouTube taisyklės leidžia kalbėti apie perversmą? Taip, apie perversmus politinius kalbėti kol kas galima. Tai mes gal ir pakalbėsim apie būtent tokį krizinį laikotarpį Lietuvos valstybės istorijoje, apie tai, kaip Algirdas ir Kęstutis, arba Kęstutis ir Algirdas galbūt reikėtų sakyti. Paėmė valdžią. Taip. Bet jie nebuvo maištininkai, nes maištininkai niekada nelaimė. Jau taip, bet pabaikim pradžioj kalbą apie šitų 7 sūnų ir kelių dukterų mamą. Tai mama Gedimino žmona. Taip. O dukterų aš dabar... Praėjusią laidoje mes daugumą jų išvardinau. Bet tai man vis tiek pikta. Jūs sakėt jaunė, bet ne jaunė, todėl kad ten galėjo būti jaunutis. Jūs taip, man atrodo, ten labai neaiški frazė yra. Jūs nuvertinat moterų vaidmenį šitoj visoje istorijoje dėl to, kad kažkokie tai kronikininkai nieko neparašė apie tai, ignoravo buitį žmonių. Bet tai, žiūrėkit, kaip numirė Gediminas, kur numirė ir kur jisai yra palaidotas? Gedimino kapo kalnas yra Vilniuje. Taip. Tai greičiausiai Vilniuje ir palaidotas, nes čia yra dar Šventaragio slėnis, kur anot Lietuvos metraščio legendos visi Lietuvos valdovai turėjo būti laidojami. Aišku, ne visada taip atsitikdavo gal, bet bent jau tokia taisyklė. Greičiausiai čia, konkrečiai apie Gedimino mirties vietą, laidotuvės palaidojimą nėra žinių. Kaip tai nėra žinių? O tai gerai, jeigu tai kodėl mes nenukasėm dar to kalno ir nesuradom Gedimino kapo kalno? Tai kam įkasti? Tai galima surasti. Tai ten jis vis tiek būtų sudegintas pagal to meto papročius, ir jeigu kažkokių apdegusių kauliukų, aišku, galbūt su kažkokiam įkapėm turtingom galėtų būti tie kauliukai, bet nenukasi dar to kalno. Gerai, žiūrėkit, dabar mes kalbam apie tą laikotarpį, kada 7 broliukai, iš tikrųjų 4 broliukai, dalinasi Lietuvą po tėvuko mirties. Jūs man galit paaiškinti, kodėl Gediminas Lietuvą paliko tokiam, gali sakyti, pačiam labiausiai nevykusiam, tam jaunučiui, 4 savo sūnui. Kodėl? Staiga jisai turėjo karžygius sūnus, o staiga atiduoda visą Lietuvą kažkokiam tai tokiam pumpotaukšliui. Čia klausimas, aišku, be tokio rimto metraščiais pagrįsto atsakymo, bet galima, aišku, paspėlioti. Tai, pavyzdžiui, Algirdas iš tikrųjų ir Kęstutis, kuris labai draugiškai sugyveno su Algirdu, liko šito sprendimu labai nepatenkinti ir jie buvo po, sakykime, kokių 3-4 metų įvykdė perversmą.
Taip. Bet tai va. gerai. Tai, Bet tai, gerai. No. vat ir kaip pasirodė, iš tolesnių jų valdymą, tai ir Algirdas ir Kęstutis buvo labai neblogi karvedžiai, daug nuveikę, priplečiant tą valstybę ir ginant ją nuo kryžiuočių. Žodžiu, tikrai gabas. O štai jaunutis ten valdė tos savo 3 ar 4 metus ir iš jo valdymo mes ir žinom tą faktą, kad jį nuvertė. Ir kad jam buvo palikęs Gediminas Vilnių ir tą aukščiausią valdžią. Ir viskas. Tai, ir netgi, jeigu reikėtų pažiūrėti, kas vyko jaunučio laikais, tai mes matysim, kad veikė, kariavo ten su Livonija, su, žodžiu, gynė ten Pskovą ir panašiai, būtent Algirdas ir Kęstutis. Tai jį paliko sėdėti, šildyti tą sostą, o tie iškeliavo į karą. Taip, tai va. Ne, čia toks taip pasidalinimas. Žodžiu, čia gali būti, kaip kartais atsitinka, kad tas žmogus, kuris veiklus, kuris turi kietą charakterį, vadinasi, gali ir paprieštarauti, jis ne visada įtinka. Tai galbūt buvo koks nors konfliktas tarp Gedimino ir Algirdo. Tai nuolankesnė. O iš ko mes žinom, kad Algirdo charakteris prastas buvo? Nesakyčiau, kad prastas, bet jis buvo toks valingas žmogus. Iš ko mes tą žinom? Viso, sakykime, čia galima apibendrinti pagal visą jo valdymą, kaip jis valdė, kiek pasiekė, taip sakant, kaip plėtė tą valstybę. Bet jisai buvo gudrus kaip Gediminas, ar jisai buvo konfliktiškas ir emocingas kaip koks nors, nežinau. Jis gal labiau buvo konfliktiškas negu Gediminas. Nes, sakykime, jeigu apie Gediminą mes sakom, kad iš tai turėjo kažkokių tai diplomatinių akcijų. Tai Algirdo laikais, aišku, jų irgi buvo, bet tai daugiau Kęstučio iniciatyva ir, sakykime, jos nebuvo labai sėkmingos. Tai tiesa, Gedimino irgi nebuvo labai sėkminga, bet Algirdas greičiau užbaigdavo tos diplomatinius dalykus ir spręsdavo, kaip sakoma, politikos teisiniu karu. Tai... Aišku. Žiūrėkit, dabar ten tas... Apie šitą laikotarpį tarybinėje istoriografijoje buvo pranešta, kad čia jau buvo prasideda tas feodalinis susiskaldymas. Jūs minėjote tokį faktą. Ir jūs turite kažkokį tai rašinėlį. Taip, rašinėlis. Pirmoji sovietinė Lietuvos istorija. Lietuvos TSR istorija, pirma dalis, išleista 1953 metais. Čia pirmus smuiku grojo toks sovietinis istorijos ideologas Žiugžda. Žiugždelė. Tai čia jis ir rašė apie, pavyzdžiui, šitą feodalinį susiskaldymą. Tai štai čia yra visas skyrius, kuris pavadintas Lietuvos feodalinis susiskaldymas. Tai feodalinis susiskaldymas, kas ten skaldėsi? Pagal Žiugždą. Tai pagal Žiugždą. Kai Gediminas padalino valstybę savo 7 sūnums ir įvyko tas feodalinis susiskaldymas. Jis žiūrėjo labai schematiškai, jis žiūrėjo pagal marksistinę ten tų formacijų raidos teoriją, kad turi būti feodalizmas, o feodalizmo ten tam tikra stadija yra feodalinis susiskaldymas. Tai vadinasi, reikia surasti tokį dalyką ir Lietuvoje. Tai kaipgi be šito būtų, be feodalinio susiskaldymo. Tai štai jis ir rašo, galima net kažkur tai žodžiu, ten visokių prasamprotautų, aš gal čia necituosiu labai daug, bet žodžiu, kad nebepajėgė ten tie feodalai valdyti didelės valstybės, reikėjo į smulkesnės dalis sąlygos. Ir Gediminas už tai padalino 7, paskui jis dar kaip to feodalinio susiskaldymą teisinį traktuoja ir Algirdo ir Kęstučio valdymą, nes tai, sakykime, jie buvo ten apylygiai, ar ne, tai žodžiu, taip, tas dalykas net sovietinė istoriografija vėliau neprigijo. Tarp kito, tas 53 metų knyga, tai čia toks signalinė versija, juodraštinė, čia parašyta rankraščio teisėmis, egzemplioriaus numeris, pas mane esančia 00822. Čia išleista 1000 egzempliorių. Tai šiais laikais ta rankraščio teisėmis būtų čia faktiškai normalus tiražas. Bet tais laikais, aišku, ten ta galutinė versija, kuri gal, man atrodo, 57-ais, jau Chruščiovo laikais išėjo, tai išleido ten žymiai didesnių tiražų.
Nu, tai po to reikia. Gerai, bet tai mes... Bet šitas va taip ir liko Žiugždos tokia atskirąją nuomonė, net sovietinė istoriografija tas neįsitvirtino, o toks lenkų istorikas Ježis Ochmanskis, tarsi reaguodamas į tai vis sakė, kad kaip tik tendencijos suskaldymą po Gedimino mirties buvo, bet jos nebuvo realizuotos, nes Lietuva negalėjo sau leisti suskaldymą karų su kryžiuočiais laikotarpiu. Aišku. Tai žiūrėkit, dabar rašoma. Jausdamas jaunučio silpnumą, Vokiečių ordinas užsimojo parblokšti Lietuvą vienu smūgiu. Tai yra jaunutis, šitas Gedimino, kurį jūs taip jau liaupsinot, kaip didį protą ir kuris ten plėtė ir visą kitą, jis pasaudina kažkokį tai liurbį į sostą, kuris išprovokuoja didžiulį grandiozinį kryžiaus žygį į Lietuvą, kur ten susirenka visi ir Čekijos ir Vengrijos karaliai, Moravijos margrafas, Olandijos grafas, 200 stambesnių ir smulkesnių Europos didikų. Tai o kaip čia vertinti tokiu atveju Gedimino tokį sprendimą? Tai jisai vis dėlto šitoje vietoje jisai nesugebėjo, nebuvo išvalgus tos Ne, jau čia šitas dalykas jau čia yra betarpiškai susijęs su 1344-45 metų žiemos perversmo, kur jaunutis buvo nuverstas, tačiau jau po Gedimino jau, kaip sakant, 3-4 metai praėjo. Tai Gediminas tokio konkretaus dalyko numatyti negalėjo, jis galbūt neižvalgiai pasielgė apskritai, taip sakykime, paskirdamas jaunutį savo įpėdinį. Bet jis konkrečios situacijos, kad štai čia beje buvo ruošiamas toks tikrai neeilinis žygis kryžiuočių, nes du karaliai, čia karalius apskritai kokios nors užsienio valstybės kryžiuočiams pagalba gana retai atvykdavo. Vienas iš tokių tai buvo ten dar 1255, kai Čekijos karalius Przemyslas Otokaras II atvyko ir finansavo karaliaučiaus pilies pastatymą nuo Kionigsbergo. Tačiau jo garbė, to karaliaus garbė pavadino Kionigsbergo arba, kaip mes lietuviškai vadinam, karaliaučiaus, karaliaus kalno. Taip. Gerai. Bet tai tokių atvejų buvo labai retai, kad pats karalius, koks nors, kad karalius. O čia du įtvyko, čia net du. Tai čia yra vienintelis atvejis ir kryžiuočių Lietuvos istorija, kad prieš Lietuvą atvyktų du karaliai. Tai yra Čekijos Karolis ir Vengrijos Liudvikas. Važiavo imti Lietuvos. Taip, čia buvo jau suplanuota, galbūt iš tikrųjų pasinaudojant tą krizę kilusią po Gedimino mirties, kai valdo toks neryžtingas jaunutis, kryžiuočiams viskas buvo žinoma puikiai, kas ten Lietuvoje vyksta, bent jau bendrais bruožais ir jie turėjo savo nėra stiprios valdžios. Šnipų, ne? Pačiam dvare jaunučio tikriausiai. Galimas dalykas. Apie jį ten jo labiau, kad ten tiesiog neidavo į žygius ir sėdėdavo savo apsikaišęs pagalvėm tam sostė sėdėdavo ir niekur nevažiavo. Žinau, Vilniuje buvo nemažai vokiečių, tarp kitko, tai dar Gedimino laikais, kai jis rašė tuos laiškus, kas ten tuos laiškus rašė. Vienuoliai pranciškonai, ten dominikonai dar buvo, jie atvykę iš Rygos, jie aišku Gedimino, bendrai paėmus Gedimino sąjungininkai, nes Ryga buvo sąjungininkai, bet tai vis dėlto vokiečių, tarp vokiečių, kaip ir dabar, Baltarusija čia, mes priimam baltarusius, kurie bėga nuo Lukašenkos režimo. Bet tai, palaukit, tai tarp jų, ką nėra ir Lukašenkos režimo atstovų galvojat. Tai jeigu ten buvo vokiečiai, tai buvo, aišku, daugelis ten... Vokiečiai, ne jaunučių, o savo... Tai sakykime, daugelis tų vokiečių buvo iš Rygos ir jie buvo opoziciškai nusiteikę Vokiečių ordino atžvilgiu. Bet tai nereiškia, kad ten 100%. Taip. Tai kažkas, kas galėtų informuoti, kas čia vyksta, aišku, buvo. Pas mus Vilniuje yra Vokiečių gatvė, tai šitam rajone ir buvo tie pagrindiniai vokiečiai telkėsi, ir ko gero dar ir arčiau, nes ten, pavyzdžiui, ten tie pranciškonai, ten jų paprastai ieškama arba ten to katedros vietoje, ten jų bažnyčios ar kažkur netoli. Tai... Aha. Ir žiūrėkit, dabar tas ėjimas į Lietuvą, pajutus jaunučio silpnumą. Tai tada paaiškinkit, kodėl jiems reikėjo eiti į Lietuvą. Čia jau dabar, kodėl tai buvo didelis reikalas ir kodėl
tuo pačiu buvo trukdoma Lietuvai apsikrikštyti, nes čia kaip ir panašu, kad jau dabar jau iš ten eina toksai trukdymas didesnis negu iš Lietuvos, čia vertybinis trukdymas apsikrikštyti ir nenoras apsikrikštyti. Tai jūs man paaiškinkit tą dalyką, kodėl Lietuvą apskritai reikėjo imti? Kokia jinai tuo metu jau buvo, didelė jinai buvo, ar ne? Nu, tai jau didelė, ta prasme Gediminas jau ten buvo, mes kalbėjom, ir Volynę prijungė jau pačioj valdymo pabaigoje, ir valdymo pradžioj buvo į savo įtakos sferą paėmęs Kijevą. Tai čia jau faktiškai tie kontūrai tos didžiosios Lietuvos valstybės jau buvo susiformavę. Na, Kijevą dar reikėjo ir Algirdui paskui stiprinta priklausomybė, nes ten buvo tokia sąlyginė gana. Tai va. Taip, šitą mes kalbėjom, bet tai kaip jie ką, pajuto, kad čia didelis dydis atsiranda Europos pakrašty ir čia reikia būtinai eiti reikalą tvarkyti, nes kitai bus vėlu? Tai kryžiuočių, čiagi visus tos 200 su viršum metų, kiek mes kariavom su tais kryžiuočiais, jų visą laiką buvo tikslas nukariauti ir Lietuvą, ir kitus Pabaltijo pagonis, bet, sakykime, su tais kitais gal pavyko labiau, o su Lietuva niekaip nepavyko. O, žiūrėkit, mes irgi kalbėjom jau apie Gediminą, kalbėdami jo vakarų politiką, kas ten jo valdymo pabaigoje įvyko. Tai yra 1337 maždaug metais pastatomas Bajerburgas, Taip, kuris turėjo būti Lietuvos naująją sostinę, Lietuvos tokios provincijos, tokios žemės krašto, ten vokiečių ordinas valdoma. Gal su vyskupais dar pasidalinta, bet tai, žodžiu, tai turėjo būti, va štai imperatorius Liudvikas Bavaras užrašo visą Lietuvą, ir tai vyksta 37 metais. O čia mes turim ką? Mes turim 44-45 metus. Tai vos 7 metai praėjo nuo to. Tai vokiečių ordinas bando realizuoti. Tiesa, tai vyko viena nelaimė. Aš sakiau, jaunučio valdymo metu Algirdas ir Kęstutis visgi labai aktyviai veikė. Taip. Ir čia tiesa nepasakyta, kas čia tą padarė, bet greičiausiai čia Kęstučio tokia zona, nes jis Trakų kunigaikštis kuruoja ir Žemaitiją. Tai va, tai išeina, kad Bajerburgą kryžiuočiams tenka apleisti, susideginti jį ten ir perkelti 2 myliom. Tavrasme, jie patys pakūrė miestą, kurį pastatė. Pakūrė, nes nebegalėjo apginti dėl nuolatinių lietuvių puldinėjimų. Ten Veliuona netoli buvo. Veliuonos pilis buvo stipriausių regione, ten toks nuolatinis kovų taškas. O čia visai šalia, visai greta tos Bajerburgo pilies stovi. Tai iš ten lietuviai nuolat atakuoja. Ir kryžiuočiai galiausiai supranta, kad jie nebegali jos išlaikyti. Ir tada sudegina, nepaliksigi tuščios, kad ten lietuviai įsikeltų. Tai, jeigu jau priimtas sprendimas atsitraukti. Tai va, ir atsitraukia per 2 mylias, o tai reiškia 14 kilometrų, jeigu taip tikėsim to myliam. Tai va, tai čia reikia kažkaip atsirevanšuoti už tai, nes iš tikrųjų ten to didžiojo žygio su 2 karaliais tikslas ir buvo Veliuoną ten paimti. Veliuoną? Taip, ta Veliuona buvo toks pagrindinis kliuvinys kelyje į Lietuvą buvo Veliuona ir tai buvo ilgai. Taip, tai va, tai čia vadinasi, jie bando tą nušluoti, nes pati Veliuona jų tą Bajerburgą irgi nušlavė. Tai gerai, tai kaip jiems sekasi? Bet čia kaip sekasi, tai negalima dabar kalbėti, kol neįvyksta perversmas. Kol neaptariam, kas Lietuvoje vyksta, reaguojant į visą. Ten pasiruošimas buvo didelis, labai gremėzdiškas žygis su tais 2 karaliais, niekada nebuvęs toks. O ten jau nekalbant apie kitus, ten visokius grafus ir panašius veikėjus. Ten buvo didžiulė kariuomenė, tokios kariuomenės taip tyliai greitai nesurinks, ten jie ilgai rinkosi, jie ten yra netgi aprašymai, kaip ten puotavo, kaip ten lošia kortomis ir kaip panašiai. Žodžiu, ilgas ir triukšmingas pasiruošimo darbas vyko. Tai Lietuvoje, aišku, irgi buvo žinoma, kas ten vyksta. Tai ir štai tokia situacija, kad veiklūs valdovai Lietuvoje yra Algirdas ir Kęstutis, jie nuolat kariauja. Jaunučio mes nematom tame. Tai tiesą sakant, jaunutis, dar pažiūrėkim, kokia jo situacija yra. Tai Gediminas kaip padalino valstybę? Trakai Kęstučiui,
Kernavė greičiausiai Manvydui. Čia pirmasis sūnus. Pirmasis sūnus, bet kažkodėl apie jį labai mažai žinoma, jis faktiškai turėtų labai pagal savo pirmagimystės teisę būti bent jau aktyvus veikėjas, bet mes tik tiek ir žinom, kad tarsi Kernavė jam paskyrė. Nors Lietuvos metraštis vietoj Kernavės, esamose nuorašuose parašytas Karaičiavas, ten labai toli Rusijoje, bet yra versija ten ankstyviausia, ko gero, buvo Kernavė, to Karaičiavo. Tai Kernavė. Ir Algirdas gauna Krėvą, tai čia į rytus nuo Vilniaus, nes Baltarusijos dabartinė teritorija. Tai jeigu net sudėsim tuos 3 taškus, Kernavė, Trakai, Krėva, tai jie apie Vilnių tokiu gana siaurų ratu įsidėstė. Tai jau vien iš to galim matyti, kad tas aukščiausia valdžia sostų Vilniuje buvo pagrįsta labai nedidelį valdovo domeną. Tai gerai, o Jaunutis galėjo jų šitos pasikviesti, nes jie toksai grandiozinius, galėjo čia vėl eilinį sykį, vienas iš sūnelių, pagalvot, pasikrapštyti. Ne, aš nemanau, jisgi nebėgo iš Lietuvos, jo dar, ta prasme, po to jau bėgo, bet ne ten. Ir trajektorija jo keista. Bet nepaskryžiuočius. Tai ne. Tai va, tai šito jis nedarė, aišku, bet jis tuo metu buvo dar valdovas, kai šitas prasidėjo procesas, tai jam kaip ir nebuvo pagrindo prieš save ten vesti kryžiuočius. Kryžiuočiai ten jam nieko negaudami, tai irgi nebūtų į pagalbą. Gerai, tai dabar paaiškinkit, kaip įvyksta Lietuvoje perversmas. Kas čia dabar, kaip atrodo, kodėl, pavyzdžiui, Jaunučio to jie nenudobė? Nes paprastai jau kurį, kiek mes iš kino filmų matė, tai... Tai kodėl nenudobė Jaunučio? Tarp kitko, štai Lietuvoje tie perversmai tokie dažnai gana švelnus. Jaunutį iš tikrųjų pagal viduramžių papročius, kabutėse sakant, reikėjo nudobti. Arba Rusijoje dar buvo toks, Lietuvai čia nepritaikėsi, bet Rusijoje buvo dar toks metodas švelnesnis. Tai yra, kaip sakant, kaip Rusijos metraščiai rašo, pastrič monachė. Pakirpti į vienuolius. Priduoti į vienuolyną. Tai vienuolius, nors Lietuva įrodė, kad netgi Vaišalgas stačiatikių vienuolis gali sugrįžti valdžią, bet šiaip teoriškai neturėtų to darytis. Jau vienuolis yra išmestas iš politikos. Bet šiaip tai dažniausiai viduramžiais tas buvo sprendžiama, Bizantijoje dar buvo toks humaniškesnis paprotys vietoj nužudymo. Tai yra apakinti. Tai čia pagal tą paprotį ten Vytauto anūkas Vasilijus Tamsusis buvo, taip su juo pasilta Maskvoje. Tai šitą, čia irgi toks atrodo žiaurus dalykas, bet iš tikrųjų pakaitalas nužudymui. Tai gal ir geriau. Bet, žodžiu, taip buvo šalinami konkurentai. Dažniausiai nužudant tiesiog, čia pats patikimiausias būdas. Tai ko jie dabar paliko tą Jaunutį? Bet nužudymas, žinia, gali sukelti krizę. Yragi šalininkų kažkokių, yra tokių, kurie gali kraujo keršto imtis. Kas atsitiko po Mindaugo nužudymą, kuris iš tikrųjų buvo nužudymas, tai prasidėjo visa tokia sumaištis ir virtinė. Ta prasme, ir pats Mindaugo nužudymo organizatorius Tirenioto greitai nužudytas ir ten kitas pretendentas į Mindaugo sostą Tautvilas nužudytas. Gal Vaišalgo paties nužudymas čia šiek tiek atskiras atvejis, nes jis Volynėje jau nužudytas, bet irgi toks nužudymų serija išėjo. Tai pagalvojo čia O dabar yra krizė, yra apskritai sunkus karas su kryžiuočiais ir konkrečiai rengiamas didžiulis žygis į Lietuvą, kurį kaip tik reikia atremti ir tas perversmas, ko gero, tuo motyvuotas, kad Jaunutis neveiklus, neryžtingas, nekarvedys, o perversmą, o šitą didžiulį antpuolį reikia atremti, o štai Kęstutis su Algirdu jau užsirekomendavę. Jie jau turi savo sąskaitoje sėkmingų karo žygių. Taip. Tai štai, tai reikia visų pirma perversmo, reikia, kad sustiprinti Lietuvos pozicijas to žygio išvakarėse. O ką? Gerų intencijų. Jeigu sukelsi tokią situaciją, kad kažkam norėsis kraujo kerštą padaryti, dar kažką, taip švelniai už tai elgesi. Taip, supratau. Bet žiūrėkit, dabar trajektorijos pabėgimų. Jaunutis, jisai kovoja dėl valdžios. Tai yra bėga į Maskvą,
apsikrikštija Jonu ir pasiunčia savo brolį Narimantą į Aukso ordą pas Haną Dženibeką. Čia kas per pornografiją? Nu, klausykit. Na tai va, vėl į Aukso ordą. pradėkim dar nuo tokios, sakykime, buitinės detalės, kad kai įvyko šitas perversmas, nu, Kęstutis čia padarė viską. Iš tikrųjų, perversmą organizavo Kęstutis. Aha. Algirdas iš tikrųjų, na, norėjo išlaukti. Jie susitarė, kad jie kartu ims Vilnių, bet, nu, gal Trakai arčiau negu Kreiva iki Vilnius. Nu, Kęstutis nekantresnis negu Algirdas galbūt. Tai jis pirmas atvyko, apsidairė, Algirdo nėra. Siunčia pasiuntinius, pasiuntiniai randa jį kažkur tai ten Kreivoj dar. Tai va, žodžiu, Algirdo nėra. Kęstutis vienas įvykdė perversmą, nušalino Jaunutį, o Jaunutis pabėgo čia kažkur Vilniui, tos kalnų parko teritorijoje, gal ten už jo, ten Stauro kalnas buvo, va ten maždaug lokalizuojamas tas Stauro kalnas, ant kurio Gediminas sumedžiojo taurą, ne dabartinis Stauro kalnas, bet ten kažkur Olandų gatvės rajone. Tai va, tai ir pabėgo ir sako, nušalo kojas, metrašė toks elementas paminėtas. Nušalo kojas. Taip, manis buvo žiema. Viena vertus mes, nu tai ir datuojame, taip, 1344-45 metų žiema. Nu, kai mes čia kalbėjom. Per kūčias. Tai galbūt per kūčias, tai jeigu mes dabar kūčių progą kalbame. Čia tai proginė hipotezė. Neregdamas pėdų. Tai va, nušalo kojas ir tada pagavo, suėmė. Ir tada tik tai jis jau, gal jis nebuvo labai saugomas, pabėgo. Jisai pabėgo? Pabėgo jau paskui. Antrą kartą, tiksliau, nes pirmą kartą pabėgo verčiamas nuo sosto, bet kojos nušalo. Matyt, labai netikėtai užklupo jį Kęstutis. Tai basas bėgo. Nu, arba apsebęs, kuo nors nelabai netinkamu. Na, veltinių nebuvo tais laikais. Taip, tai. Šalta žiema buvo. Nu, bet apsiaut kuo nors šilto buvo galima, nes daugelis žygių karo buvo organizuojama žiemos metu, tai didelė dalis, nes buvo labai patogu, visos pelkės ten nušala, visokie vandens. Tai kur tai tas kojas nušalo, tai ten, bet tai jau batų atsiveždavo, tai jau amatininkai buvo kažkokie, tai jie su batais vaikščiai. Taip, nu tai ypač jau to. Ypač didieji kunigaikščiai, kokiu ir buvo Jaunutis, metraštį parašyta Lietuvos. Paliko jį Gediminas Vilniuje Navelykam kniežėnė, kaip ten didžioji kunigaikštijoje. Taip, kunigaikščiavime. Tai va, tai kunigaikščiauti, būti didžioji kunigaikščiai, galim tai būtų išversti. Tai va, tai šitoks tokio rango žmogus, aišku, turėjo pačius geriausius batus, bet matyt nespėjo jų pasiimti. Taip. Nu gerai, tarkime, ten pabėga į Aukso... O paskui, nu tai ką? O kodėl Maskvoje nepasinaudojo progą? Tai jis kaip ir pasinaudojo. Ne, Maskva nepasinaudojo progą. Maskva, nu tai susitarė paskui jau ten su Algirdu. Gal galė, nu kaip pasinaudot progą. Taigi ten tas Jaunučio pabėgimas daug jėgos neprideda Maskvai. Ten kiek jos turi tiek, o ten turėjo tuo metu tiek, kad su Lietuvos didžiąja kunigaikštystė pasivaržyti nelabai galėjo. Gerai, bet tai vat, pas Haną Dženibeką, tai čia tas jau brolis jo, Narimantas, su kurio dvi poros brolių, Kęstutis Algirdas, Jaunutis Narimantas. Tai vas Narimantas bėga pas Dženibeką. Nu, tai čia toli bėgti, klausykite. Galima sakyti į dvi tos pačios valstybės dalis, dėl to, kad Maskva yra to paties Dženibeko valdžioje, tik tai toks, nu, sakykime, Maskvos tas ulusas šiek tiek savarankiškas, bet vasalinis. Nu, vasalinis, bet taip stipriai. Kas ten tuo metu viršininkas buvo? Semionas toks. Sioma. Nu, kaip Gentvilas. Taip, tai Simonu galima vadinti. Simonas. Tai šitą... Maskviškis. Tai va, tai, kaip sakant, jie ten faktiškai pas tą, kuris konkrečiai arčiau Lietuvos yra vasalą, ten Aukso ordinas, nu ir pas patį aukščiausią viršininką. Du broliai, kurie priešiški kitai brolių porai, Kęstučiui ir Algirdui, o štai Narimantas su Jaunučiu irgi sudaro tokį tandemą.
Tai va, tai Tai gerai, tai jūs man pasakyti, nuėjo jis iki to Džinibeko ar ne? nuėjo, bet... Bet tai kiek, man klausimas yra paprastas, buitinis toks. Nu, gerai, kiek čia jisai mėnesių ėjo iki to Džinibeko, čia į toli. Nu, kokį mėnesį gal reikėjo eiti. Jūt. Nu, tai čia, arba jeigu labai greitai, gal ir greičiau. Tai nes, nu, čia gal, ko gero, jie ten be dideliais gal palydos, tai tokie mobilesni truputį. Bet kuriuo atveju, kažkur tai, sakykime, greitas keliavimas viduramžiams nebūdingas, nu, nėra su kuo. Gerai, o kur tas Džinibekas tuo metu rezidavo? Nu, kažkur tai palei Volgą, ten Sarajui. Palei Volgą, nereikėjo per Uralo kalnus. Ne, taip toli ne. Čia ta Auksordai labiau tokia, galima netgi būtų sakyti, europinė valstybė, nes iki Uralo. Arba didžiąją dalimi europinėm. Gerai, tai tvarkoj. Tai jie ten išvyksta pas tą Haną Džinibeką, bet nieko negauna. Tai ir Džinibekas, jisai kažkaip tai nepasinaudojo progą. Kodėl? Nu, tai galimagi būtų naudotis. Proga tai būtų, jeigu jie ten būtų atbėgę su didelėm kariuomenėm. Tai matyt, atbėgo, nu, jaunutis gal kaip nors tuos batus nebent pasiėmė geresnius, bet su jais irgi daug nepakariausia. Tai jie ten didelės progos ir labai nesuteikia, nu, ten reikia vis tiek savo. Bet tai vis tiek jau turėjo Lietuva su Aukso Orda, turėjo sieną. Iš principo, jeigu traktuoti Kijevo Rusią kaip po, nu, jau dalinai Lietuvos, tai jau yra siena. Jau galima būtų tą Kijevą pasiimti. Ne tik siena, iš tikrųjų Lietuva turėjo glaudesnius santykius su Aukso Orda, nes tas Gedimino Kijevo prijungimas buvo, kaip mes kalbėjom, sąlyginis ir tai buvo kondominiumas. Kijevas pripažįsta ir Aukso Ordos valdžią, duoda jam duoklę ir politiškai kažkiek priklausomas nuo Lietuvos. Tai čia irgi gal viena iš priežasčių, kodėl ten nesusilaukia didelės pagalbos, tai nes visgi Aukso Orda grindė savo santykius su Lietuva daugiau tokių sugyvenimo principų negu atviro ten karo. Tai... Kaip įdomu. Gerai, tai dabar, nu ir ką, tai tada kas čia įvyksta? Įvyksta perversmas ir tada kas įvyksta su tais visais Vengrijos, Čekijos, Moravijos, markgrafų ir Olandijos grafų? Kas ten laimi šitą visą reikalą? Nu, kas laimi? Tai iš tikrųjų žygis labai sužlugo ten tas jų, nes tada jau Algirdas su Kęstučiu, jau neturėdami jokių ten jiems nepalankių brolių valdžioje, padarė tokią dezinformacinę operaciją. Hybridiškai paėmė. Taip, paskelbė. Kai jau išžygiavo tą didžiulę kariuomenę į Lietuvą, jie paskleidė, kažkaip jiems pavyko įtikinti ir paskleis gandą, kad Lietuva puola Prūsiją. Tai su didelė kariuomenė. Nu ką jiems dabar ten dėl tos Veliuonos kariauti, jeigu užnugaryje Prūsija niokojama bus. Tai tada jie apgręžė kariuomenę ir kažkaip pastot kelią. Bet nebuvo ten tos Lietuvos kariuomenės. Iš tikrųjų, Lietuvos kariuomenė apie tą laiką įsiveržė kitą kryptim į Livoniją. Paėmė ten Tervetį, paėmė ten dar kažką, tai žodžiu, ten buvo toks nemažas žygis ir tiesa, ten pašašyta vadovavo Lietuvos karalius, valdovas, žodžiu, neįvardinant ar tai Algirdas, bet greičiausiai Algirdas, ten turimas galvoje. Tai va, tai jie ten gana smarkiai nuniokojo tą Livoniją, o kariuomenė, ta didelė, jį ruošėsi gana ilgai, tai išjudėjo jau apie žiemos pabaigą, paprastai ten tie žygiai ir vykdavo vasario kažkur pradžioj. Kad ledukais galima buvo vaikščioti. Vasario pradžioje prasidėdavo tokie žygiai, greičiausiai ir šitas panašiai, bet, žodžiu, jeigu tu apgrėži, jeigu ten sugaišti laiką, tai ten pradeda baigtis ta žiema, pasidaro, jau gali pradėti tirpti sniegas ir panašiai. Žodžiu, antrą kartą apgręžti ir keliauti jau nėra saugu. Tiesiog pasiklydo. Taip. Ta milžiniška kariuomenė. Tai, žodžiu, milžiniška kariuomenė, o jį ten ilgamgi neatvyksta, ta milžiniška kariuomenė. Tai vienai operacijai iš esmės, ypač tie karaliai negali čia be kiek kabėti ant to Livonijoje, jiems reikia savas valstybės valdyti. Na ir ką, jeigu išžygiavo, apsigrėžė, pažiūrėjo, kad nėra kam ten to kelio pastoti, jie turi grįžti namo. Tai net mūšis joksai neįvyko.
Nu taip, apgavo biškį ir Apgavo ir dezinformacija. Čia, aišku, mums lengva sakyti paskleidė gandą, bet čia dar reikia mokėti, nes bet kas tai negali, tai neįtikinančiai, jeigu pasileisi, tai čia niekas netkreips dėmesio, bet matyt, sugebėjo, gal turėjo ten kažkokių tai buvo kokie įtakos nors diversiniai daliniai, agentų. daliniai galėjo ir pavaizduoti ant tą puolimą kažką, tai, bet, žodžiu, kažkaip įtikino, sugebėjo įtikinti šitą. Aha. Dabar dar ten yra apie tą Narimantą, jūs man paaiškinkite. Ten dar iš viso reikalas jam kažkaip tai, jisai Gedimino valia plavinėja tarp dviejų konfesijų, iš principo ir ta prasme, bet ir pravoslavas jisai, ir katalikas jisai. Ne, Narimantas, tai jis... Pravoslavas iš karto. Taip, dėl to, kad jis dar Gedimino laikais, ten 1330 metais jis buvo pakviestas į Naugardą. Ten Naugardas buvo respublika iš esmės. Ten jie valdė Viečą, valdė Naugardo vyskupas, o kunigaikštis buvo tik karo vadas, kuris gina Naugardą, bet jis ten nevaldo. Tai va tokiom teisėm maždaug Narimantas ir buvo pakviestas ir jam duotos valdos, kuris jau ten realiai valdė ir iš kur galėjo gauti kažkokias tai pajamas, tai buvo pakraščiuose ten Karela, Koporė, ten, žodžiu, Suomijos link. Taip, palei Suomiją, žodžiu, ten yra realiai etninį požiūrį, ten yra finaugriškos žemės, ką davė Narimantui. Vodų, Žorų ir Karelų žemės. Taip, visų tų. Ir tai jeigu, pavyzdžiui, ten iš tikrųjų buvo unikali galimybė, jeigu, pavyzdžiui, būtų radęs bendrą kalbą ten su tais savo pavaldiniais Narimantas, jis galėjo sukurti kokią viduramžių Karelos valstybę. Nebuvo tos Karelos valstybės, bet Narimantas ją galėjo sukurti, nes jis gavo visas tas pagrindinės žemės iš Naugardo, kur turėjo realią valdžią. Ir jos buvo etniškai daugiau mažiau vieningos, ten kelios Finougrų gentis, bet jos artimos tarpusavy. Tai būtų Narimantas pirmasis Karelos kunigaikštis ir galbūt Karelijos valstybė gyvuotų, sakykim, pafantazuokime iki šiol ir švęstų kokią Narimantą koronavimo dieną, kaip mes Mindaugą. Bet Narimantas nerado bendros kalbos. Nebuvo didis valdovas. Taip, tai čia dar kas paradoksas yra, nes Lietuva tuo metu visgi pagoniška valstybė, bet Rusijos žemėse valdantis kunigaikščiai dėl valdymo patogumo, visgi kaip sakoma, ant durtuvų nesidėsi, tai jie priimdavo krikščionybę ir Narimantas taip pat, Naugardo kunigaikštis, kaip Naugardo kunigaikštis, jis jau buvo stačiatikis. Tai ir ne tik stačiatikis, bet ir uolus stačiatikis, taip, Glebas. Tai ten vietinis Rusijos šventasias Glebas, jo pasirinktas kaip vardas. Ir jau toksai jau rimtas, jau jisai atsivertė, tai jau ant rimtų ir jisai ten krikštijo, ne? O tie visi Karelai, Žorai ir panašus ten veikėjai, jie dar didžia dalim buvo pagonis. Ir tada Narimantas ten, matyt, žinodamas, kad krikščionybė šiaip jau padorų žmonės platina jėgą, taip, iš Lietuvos patirties, tai gal ne toj paaišku kaip kryžiuočiai, bet visgi irgi didesnių ceremonijų platina. Ir iš tų laikų jisai buvo, va čia, kaip perskaičiau vienoj knygoje, netgi po 100 mečių jis buvo minimas Karelų užkalbėjimuose. Čia rimta. Taip, jis vadinasi taip, užkalbėjimas tai yra kas? Tai kai kažkokiais žodžiais ritualiniais vėjai lyga šalin, dinktų lyga, išnyk lyga, tai jo vardas tapo tos lygos vardu, kurią reikia išvyti. Narimo sūnau, Jėzaus knygnešy pasiėmęs auksinės strėles, dabar manęs nelieski, nei mano artimųjų, tave aš amžinai prakeikiu. Bet Jėzaus knygnešys. Tai atrodo, šiaip tai krikščionis turėtų kaip ir džiaugtis, kad Jėzaus knygnešys, bet ne. Jis platina tą krikščionybę jėgą ir tas užsifiksavo, užkalbė. Karelams. Taip. Bet čia rimti žmonės, jie ir eina ir kokio tai, čia ne iš Karelijos Putiną užkeiktėjo, ar iš Karelijos? Ne, ten kažkur iš toliau. Iš toliau šiek tiek. Bet čia rimti tokie pliokščiaveidžiai žmonės, kurie žino, kaip ten visokius reikalus padaryti. Karelai tai yra kaip Suomija, kaip Estai, tai jų toks tipas antropologija.
antropologinis. Bet tai čia ir estai kalbinis. šito nerimus nenaudoja užkalbėjimo. Tokiu, nenaudoja, ne? Ne, nu tai čia iš esmės karelai tai yra tam tikra suomių grupė. Tengi iš esmės tai Suomija galėtų prisijungti tą Kareliją ir būtų labai... Čia dar nečiukčios. Ne, jokių būdų. Tai yra suomių, ten faktiškai suomių etninė grupė, kurie pateko į Rusijos valdžią. Nebūtų nei Suomijos, nei Estijos, būtų Lietuva. O, koks žioplas tas Narimantas. Nu, Tai va. Galėjo būti atskira suomiška valstybė, tu Karelai, atskira kažkokia grupė, galbūt. Bet jisai nesudalyvavo Suomijos radimėsi, tas Narimantas, ne? Ne, tai va, tai kad jo tokie santykiai susiklosti, kad jie kaip lyga veja užkalbėjimuose. Tie Karelai ir iš tikrųjų iš rašytinių šaltinių žinom, kad jie buvo sukilę prieš jį, prieš jo vietininkais, pats nesėdėjo ten to. Ir tai, kad jis nesėdėjo, ten irgi rodo jo ir požiūrį, ir galbūt jo santykius su Karelais. Tai, o jeigu būtų rimtai užsiėmęs, jeigu būtų sėdėjęs, jeigu būtų siekęs surasti bendrą kalbą su Karelais, aišku, jo uždavinys tai buvo tarnauti Novgorodui, bet maža kas gali atsitikti, gal jis paskui atsipalaiduoja. O Novgorodas pavaldus Lietuvai tuo metu? Ne, jis niekada nebuvo pavaldus Lietuvai. Jis tai tiesiog buvo pakviestas kaip kviestinis. Taip, kviestinis ir aišku, tas pakvietimas reiškia Novgorodo tam laikotarpį perėjimą į tokį glaudžių santykių su Lietuva, sąjunginis, bet jie aišku ne visada buvo sąjunginiai, tiesiog tuo momentu. Tik jisai ten tas Narimantas pas netgi Haną Džinibeką bėgo. Tai puiku, nuostabu. Tai dabar pabaigai prieš jau kitus kartus mes jau skirsim tam Algirdui, kuris net, jisai ir norėjo Maskvą paimti. Norėjo, labai norėjo ir man sakė, kad jam tiesiog ten visai kariuomeniai vidurius paleido, dėl to jie... čia gal tokia interpretacija. Va. Bet tai jisai, va čia šiuo atveju mes jau žinom jo žmonas. 2 netgi. Ne, jau šito mes jau turim Mariją ir Julijoną. Algirdą, taip. Algirdą, jo. Mes jau čia žinom. Tai su Marija Algirdas ir atėjo į Vilnių. Į Vilnių, taip. Tiesa, aišku, neminima, bet maždaug tuo metu dar buvo gyva. Tai va, tai... Dar buvo jinai gyva. O čia jai pastatytas ta cerkvė, kuri yra prie Vilnelės. Čia visokių, čia dėl tų cerkvių atribucijos. Ten parašyta, kad Olgird ten ant sienos parašyta. Visa tai yra taip, bet tai dažnai būna tokie vėlesni šaltiniai truputį. Tai jas galima tikėti, galima ne. Čia nėra labai, kaip sakant, nuosprendis, kad jis ten vėlyvesnis, gal autentišką tradiciją išreiškia. Jo labiau, kad Vilniuje, aišku, tos Algirdo žmonos, jos, ko gero, buvo pirmosios stačiatikės valdovės, valdovienės. Tai Vilniuje. Tai aišku, kad jos turėjo ir globotą stačiatikybę, ir joms pačioms gal tos vienos kitos cerkvės reikėjo kažkur pasimelsti. Tai, ir aišku, kūrėsi Vilniuje, toj zonai, kur dabar yra kelios cerkvės senamiestyje. Taip, viena viršūnė ten kūrėsi vadinamas Rusėnų miestas. Jis pirmą kartą paminėtas 14 amžiaus į pabaigą, Vygando Marburgiečio kronikoje, ten jį mūsų pasiekė šversai lotynų kalbą, tai ten Civitas Rutenica parašyta lotyniškai. Rusėnų miestas. Ir paskui tas terminas ir vėlesniais laikais yra žinomas. Tai buvo būtent ta vieta, tas kvartalas Vilniaus, kuriame gyveno stačiatikiai rusėnai. Atėjo paskui Marytę. Matyt, kad arba netgi truputį anksčiau gal jie pradėjo kurtis. Arba Julijoną. Bet jisai 2 rusės žmonas turėjo. Taip, iš pirmosios, beje, to žmonos, jo visi sūnus yra su krikščioniškais vardais ir jokių lietuviškų vardų nežinom. Faktiškai tuo metu jis buvo Vitebsko kunigaikštis. Pagrindinė jo valda buvo Vitebskas. Vitebskai jis, matyt, net nevadino sūnų lietuviškai. O štai Julijonos sūnus visi turi gražius lietuviškus vardus, skaitant Jogailą. Taip. Gerai, tai ačiū Jums, klausykite už tai, kad žiūrėjote, dar sykį Jums ramių kūčių, pasidalinkite šituo pasakojimu apie dinastinius karus, apie perversmus, su visais būsim labai Jums dėkingi su Tomu, nes, tie istorijos pasakojimai, jie verti to. Gal koks nors rašytojas, žiūrėkit, Jūsų dėka, Jūsų pasidalinimo dėka, koks nors aštrios plunksnos žmogus Jums ir parašys. Istorinį romaną, mums labai trūksta
mums istorinių labai romanų. mums labai reikia, nes čia yra Dalinkite su tokios visais rašytojais. sostų karai tokie. Net tai ir labai- grafomanais. Kartais jie pasirodo ne grafomanai, o tikrai rašytojai. Va. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir raimių jums kūčių. Iki. Viso geriausio.